seminarą tikėjimo ir mokslo sąsajos audringi plojimai. Kaip mes suprantam žmogų. Čia, jeigu būtų mums daugiau laiko padiskutuoti, čia būtų labai skirtingų nuomonių, manyčiau. Vien į tą klausimą, jeigu reikėtų atsakyti, kas yra jūsų kūnai. Ar kūnai yra tai, ką jūs turite, ar kūnai yra tai, kas jūs esate. Jau nuomonės iš karto išsiskirtų. Bet laiko taupimo dėliai ir diskusijos neužvedant čia, nors paskaitų metu mes visada diskutuojame. Panašiai studentų galėtų būti tokia auditorija, tai mes visada diskutuojam ir jeigu kas nors nesutinka, gali ką nors savo nuomonę išsakyti. Tai kūnas nėra tai, ką mes turime. Kūnas yra tai, kas mes esame. Taigi, kai kalbam apie žmogų, mes kalbam apie vienovę kūno ir to dvasinio prado. Kūnas yra mūsų asmens dalis. Ir žmogus yra kūniškas, dvasiškas, dar daugiau, kaip žinia, mūsų kūnai yra ir lytiški. Mes esame žmonės, vyrai arba moteris. Ir kuomet mes kalbam apie žmogaus kūniško ir lytiško raišką, mes kalbam apie šitų dviejų sudedamųjų pasireiškimą kiekvienam veiksme. Ir dabar mes kalbam, pavyzdžiui, apie gyvybės perdavimą. Žmogaus gyvybės atsiradimas turi skirtis nuo gyvūno gyvybės atsiradimo, todėl kad žmogus vienintelis yra protingas ir laisvas ir, kaip matome, kūniška dimensija, jinai, būdama ryšyje su dvasinė, apsprendžia tai, kad žmogaus gyvybė negali būti atsiejama nuo meilės, o meilė, kaip žinia, yra susijusi su mūsų dvasiniu pradu. Taigi, meilė ir ta žodis prokreacija gal jums yra naujas, nes jūs vadovėliuose ir visur kitur girdite žodį reprodukcija, tai ir pamatysit, kad tas žodis reprodukcija neturėtų būti vartotinas, kai kalbam apie žmogų. Reproduktoriai yra kas kita. Mes kalbam apie gyvulius, zootechniką, bet kalbant apie žmogų, šitas terminas visiškai netinka. Mes atsiradom prokreacijos keliu, ne reprodukcijos keliu. Taigi, žmogus yra vienintelis, kuris skiriasi iš visų kitų būtybių žemėje, kad mes esame protingi ir laisvi. Vėlgi čia diskusijai būtų vietos, nes jūsų naminiai gyvūnai neva yra labai protingi, bet vis tiek pripažinti reikėtų, kad mes už juos protingesni. Ir dar daugiau, kad jie nėra laisvi, o mes esam laisvi. Ir vienas iš tokių kriterijų, kuris apibūdina laisvę, yra tai, kad mes galim pasirinkti. Ir kalbant apie gyvybės pradėjimą, žmogus yra tas, kuris supranta, iš kur vaikai atsiranda. Taigi, žmogus yra laisvas pradėti vaiką ar nepradėti, žinoti, kaip viskas vyksta, kas iš kur ir kuo tai baigėsi. Taigi, žmogus yra tas, kuris gali valdyti tuos procesus, kurie mumyse kaip protinguose gyvūnuose egzistuoja. Pavyzdžiui, lytinį potraukį. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra ypatingas asmuo. Mes sakome, kad pirmoji priežastis
norėjo dialogo su žmogumi, todėl pirmoji priežastis įėjo į žmogaus patirtį, tapo žmogumi. Bet ne šiaip žmogumi. Negrynu tokiu abstrakčiu asmeniu, bet žydų, izraelitų prieš 2000 metų, valdant Poncijui Pilotui, įvyko tas istorinis įvykis, kurį mes žinome kaip Jėzaus žygdarbį. Ir Jėzus turėjo žmogišką patirtį. Ir taip pat panašiai jis kalbėjo apie tą kibirkštį, tą Dievo gyvastį, kurią tikintysis atranda. Kai žmogus atranda tą Dievo gyvastį, visa kita tampa jam kitaip svarbu, mažiau net svarbu. Nes jis randa, štai pirmasis mano gyvenimo faktas. Bet ta Dievo gyvastis, Jėzus ją lygino su druska. Nežinau, ar Jėzus buvo geras kulinaras, bet tikiuosi, kad taip, nes jis kalba apie druską. O druska yra kažkas, ką mes naudojame maiste, ir tuomet žmonės taip pat naudodavo druską, kad išryškėtų patiekalo skonis, arba, kadangi šaldytuvų nebuvo, užsūdyti patiekalą, kad jis nesugestų. Ir Jėzus sako, Dievo gyvastis. Štai ta Dievo programa mūsų gyvenime išgydo, kas yra pašlyje, netikra, ir išryškina visų gerų dalykų skonį. Bet druska nėra patiekalas. Mes niekada nevalgom druskos vienos. Mėly svečiai, štai atėjo antras patiekalas. Tai šildyta druska. Būtų labai nekas. Druskos neįmanoma valgyti vienos. Ir Jėzus tuo pasako, kad Evangelija nepakeičia kultūros. Evangelija ateina į tą kultūrą ir kokią kultūrą randa, ten ji apsigyvena. Ir kiekvieną kartą, kai krikščionys taip pat yra klystantis, krikščionys daro klaidas, bažnyčia taip pat ieško savo tapatybės per amžių tėkmę, kiekvieną kartą, kai krikščionybė, kokia nors kita religija sako, štai šita Evangelija, šita žinia ir yra viskas, ką mes turime, įvyksta anomalijos. Kai jūs sutinkate žmogų, tikinti žmogų ir jūs negalite su juo pakalbėti apie nieką, bet tik apie švento rašto eilutes. Žmogus cituoja Bibliją, Evangelijas. Kaip jūs jaučiatės? Sunku net pasakyti, kad kažkas yra tokio nežmoniško tame. Norisi atsitraukti, norisi, kaip ką mane, galbūt. Kaip kada? Nes jūs gaunat gryną druską. Tu pasikendi žmogaus. Evangelija, kuri šviečia pro to žmogaus patirtį, pro tą gyvą žmogų, pro tokį, koks jis yra. Pro baikerį, pro metalistą, pro gydytoją, informatiką, moterį, vyrą, mažą, suaugusį, čiabuvį, miestietį. Evangelija turinti skirtingus atspalvius. Ir čia ir yra tokia labai paprasta pirmoji priežastis, kodėl Evangelija daro tikinti žmogų dialogo žmogumi. Nes lengva dialoguoti, lengva kalbėti. Mus traukia žmonės, kurie žino, kaip mes jaučiamės, ir mes traukiame žmonės, kurie žino, kad mes žinom, kaip jie jaučiamės. Taigi, net ir neigiamą prasme, buvęs alkoholikas yra labai geras pašnekovas alkoholikui. Nes buvęs alkoholikas labai gerai žino, kaip žmogus jaučiasi, kai yra poreikis. Gerai, antroji priežastis, dialogo pagrindas, kodėl krikščionybė, kodėl tikėjimas turėtų turėti ir geriausiu atveju turi dialogo karštą impulsą, yra teologinė priežastis. Kai aš sakau teologinė priežastis, turiu omenyje, kad mes tą priežastį randame žvelgdami į krikščionybės mokymą, į krikščionybės entuziastų raštus ir į krikščionių patirtis. Ta teologinė priežastis paprasta. Dievas yra keistas Dievas. Krikščionių Dievas yra toks Dievas, kuriam dialogas rūpėjo tiek, kad jis tapo žmogumi. Na, o Dievui pirmąjį priežasčiai tapti žmogumi, prakaituojančiu, mažu, sveriančiu tiek ir tiek, senstančiu,
turinčių ir alkio, ir nepatogumų patirtis. Dievui tapti žmogumi yra kraštutinis pareiškimas, jog aš noriu patirti kitą pusę. Nes dialogas vyksta tarp dviejų. Monologas, mano kalbėjimas su savimi, tikiuosi, kas dabar nevyksta. Monologas yra tai, ką Dievas galėjo daryti, bet jis renkasi dialogą. Jis žengia į kitą krantą ir ne ta prasme, kad jis pasiunčia elektroninę žinutę arba paklausia, kaip sekasi, jis sako, aš visiškai nužengsiu į tavo patirtį, aš visiškai prisimsiu visą tai, kas tame krante, mano pašnekovas ką turi, ką jis patiria, kaip jis išgyvena tikrovę, aš absoliučiai įžengiu į šitą patirtį, kad suprasčiau jį, kad užsimegstų tikra sąjunga, tikras ryšys. Esu matęs nuostabų paveikslą. Mergelė Marija laiko kūdikėlį Jėzų ant rankų, kūdikėlis Jėzus laiko gėlytę ir tas jo to kūdikio žvilgsnis. Toks jausmas, taip, Dievas žino, kas yra gėlė, bet štai jis pirmą kartą pamatė tą gėlę žmogaus akimis. Ir tai yra pavyzdys kiekvienam tikinčiajam, tikintysis krikščionis žino, kad jo pagrindinis gyvenimo modelis yra Kristus. Kristus yra pirmoji pamoka ir toj pamokoje randam pirmą nurodymą įeiti į kito žmogaus patirtį. Verkti su verkiančiais, džiaugti su džiaugiančiais, besidžiaugiančiais. Būti krikščioniu reiškia būti Kristianos, mažu kitu Kristumi. Kitaip tariant, perimti Kristaus stilių, Kristaus elgesio modelį. Filosofinis mąstymas ir tikėjimo draugas, ar ne? Klausimas yra labai senas. Ir dera, tiesiog privalu padaryti nedidelį ir labai įdomų istorinį ekskursą. Nes tik krikščionybė įžengus į istorijos areną, iš sykio beveik visos krikščionių bendruomenės, kuriuose buvo išsilavinusių žmonių, susidūrė su klausimu, ar mums reikia filosofijos, kam mums jos reikia. Vienas iš pirmųjų krikščionių, Justinas Kankinys, gyvenęs antrajame amžiuje, pats išėjęs neplatoniškos ir stoiškos mokyklos ugdymą, matęs jos svarbą, jos vertę, atsivertęs į krikščionybę ir toliau kalbėjo, kaip svarbu krikščionims pasisemti gerų dalykų iš pagoniškojo filosofinio paveldo. Geras dalykas ta filosofija, sakė Justinas, nes dieviškasis logosas, dieviškasis mokslas, dieviškoji tiesa apreiškė save pagonių mąstytojams, tegu trupiniais, tegu nepilnai, tegu dalinai, bet jie sykiu mažai žingsneliais artėjo į tiesą, kuri mums krikščionims buvo apreikšta savo pilnumoje, savo pilnatvėje, savo gausoje. Filosofija parengė mus Kristaus mokymui ir toliau ji gali mums būti naudinga pagonių atvertimo darbe, gali būti naudinga lavinant mūsų mąstymą ir pažįstant tikėjimo tiesas. Tikėjimas yra iš esmės transcendentinis veiksmas. Žodis transcendere loginiškai yra pereiti, peržengti ribą. Kokią ribą? Riba, kurie mums uždeda gamtinė tikrovė. Riba dalykų, kurie yra anapus to, ką mes matome, uodžiame, liečiame, suvokiame. Tikėti reiškia transcenduoti, peržengti tikrovę, kuri mums duota ir sakyti, taip, anapusinė tikrovė yra. Prielaidų šiapusinių teigti, kad ji yra, nėra. Pakartosiu dar kartą. Transcendencijos akte žmogus rizikuoja maksimaliai, nes jis neturi jokių šiapusinių prielaidų sakyti, taip, ta tikrovė yra. Ir ta tikrovė mane myli. Ir tos tikrovės esu pašauktas į būtį. Aš žengiu per prarają ir teigiu būti dalykų, kurių nematau. Tai yra labai drąsus veiksmas. Tai yra žygdarbis. Lygiai toks pats žygdarbis yra vilties žygdarbis. Kai žmogus nematydamas jokios išeities, nes būtent nevilties situacijoje gimsta didžioji viltis, tikroji viltis. Aš nematau jokios išeities, kad gyvenimas man siūlo kokias nors,
prielaidas įgyvendinti mano siekiams, mano viltims, mano gėrimui, kurio aš trokštu visą savo prigimtimi. Nevilties būsena yra patirtis radikali, kad tikrovė yra aklinai tau uždaryta. Joje nėra jokių prielaidų tavo laimė. Ir ta patirtis tęsiasi šiandien, ryt, poryt, metus. Da žmonės suserga depresija. Tai yra nevilties būklė. Kas yra viltis? Viltis yra žygdarbis. Peržengti, transcenduoti tą užblokuotą tikrovę ir sakyti, aš tikiu, kad tikrovė turi daigus mano svajonėms išauginti ir juos išaugins ir į mano pažadus įgyvendins. Taip yra. Tai yra beprotiškas žingsnis. Tai yra tai, ką sakė Tertulionas. Tikiu, nes tai absurdas. Tas pats yra su meile. Bet kadangi jau čia kitos temos, tai tikėjimo aktas yra transcendavimo aktas. Taip tai yra. Ir tai labai drąsu. Labai drąsu. Nes niekas neteikia prielaidų sakyti, kad taip yra.